Sveiki ir nesveiki, visiems gerą dieną, vyrai ir moteris. Šiandien pradedu vieną iš svarbiausių projektų, kuriame esu dalyvavęs. Tai yra dokumentinio filmo kūrimas. Jis toks bus pusiau dokumentinis, pusiau meninis. Apie mūsų šeimos tikrą istoriją. Tai mūsų patirtis, gynyba, teismai, kaltinimai. Ši istorija parodo, ką teko išgyventi mūsų šeimai ir kaip mes gynėmės už savo teisės ir savo vaikų ateitį. Ir svarbiausia, viso šio filmo kūrimo procesą rodysiu jums šiame kanale nuo pirmosios idėjos iki premjeros. Jūs busite kartu su manimi ir stebėsite visą procesą, kaip čia viskas vyksta, nuo A iki Z. Technologijos šiuo laiku ir žinios man leidžia tai įgyvendyti. Bandžiau aš kreiptis į vėlyvį. Kažkada ten tarėmės tipo filmą kurtų, bet dabar jisai mačiau su ten to kažkokiu žurnalistu tenai, apie Vanagą ten kažkokį. Žodžiu, nesvarbu. Tai bandžiau kreiptis į savo pusbrolį Domą Vilčinską, režisierių, bet jis turbūt neperskaitė mano žinutės, tai nežinau. Tai žodžiu, aš kaip visada galvoju, kad viską galima padaryti pačiam, nereikia nieko čia šiais laikais ieškot, galvot. Viskas šiais laikais galima visą informaciją gauti, padaryti viską, ką tik nori. Tai aš taip ir galvoju įgyvendyti šį projektą. Tai nauda iš to matau perspektyvę tai tame, kad per filmą, per muziką, per dainą galima žmonės pasiekti visus, nunešti žinią kažkokią. O šitoj žinioje yra šitam filme bus labai daug naudingos informacijos kiekvienam aplamai. Padės išvengti visokių nesąmoningų situacijų, daug leis ką suprasti ir panaudoti tai savo naudai ir taip toliau. Tai todėl aš sugalvojau sukurti šitą filmą. Kaip žinot, mūsų vaikai buvo atskirti, mūsų teisės nebuvo apribotos, bet jie stengiasi jas apriboti neterminuotai, priteisti išlaikymą ten ir taip toliau ir panašiai. Bet galiausiai didelės pastangos, kurias jie dėjo, tai buvo profesionalus koordinuotas darbas. Kaip jau matėme pagal koordinacijas, kaip vaikų teisės veikia, tai taip ir veikia. Bet esmė tai, nuo ko visą tai prasidėjo, tai yra ant ekrano, galimai nuo to prasidėjo. Aš negaliu teigti, kad tai yra faktas, bet galimybė, teorija yra tokia, kad kai buvo čia visiems žinoma ta marmaliavimo tema, aš pasiskaičiau, EMA yra Europos ten vaistų sertifikavimo tokia įmonė, kad tai nėra sertifikuota, kad jinai iš vis eksperimentinis ten dalykas, kad daroma tik su savanoriais ir visa kita. Ir buvo toks atvejis, kai parašiau į Sveikatos apsaugos ministeriją patvirtinti, kokį sertifikatą turi tos marmalos, kaip sakyt. Tai gavau oficialų laišką su atsakymu, kad jos turi šitą serijos numerio leidimo sertifikatą. Tai vienintelis sertifikatas, kurį turėjo marmalas. Ir tada aš, čia yra, parašiau, nežinojau, aš ne teisininkas, dar nesidomėjau teisę, ten iš vis nelabai. Tiesiog parašiau tokį pranešimą, ar kaip čia vadinasi, kad
gavau tą atsakymą, kad ten yra taip, kad čia per komercinės televizijas mums sakė visai kitaip. Nu, tipo, kad pradėtų kažkokį tyrimą, nes, bet kaip visi žinot, kad niekas nieko čia nepradėjo, nes, kaip jie sakė, patys laukia, patys ėjo, patys laukia, niekas čia nieko nevertė. Nu, tai vat, dabar irgi visur visi eina, niekas nieko neverčia, nesmė. Tai va, tai galimai po mano šito pareiškimo, galimai dėl to suaktyvėjo, bet gal ne tik dėl to. Dar buvo kitas dalykas. Paskui paanalizavau apie radio EMP, radio spinduliuotės, ten tą visą dalyką, tai grįžęs pasiskaičiau seną redakciją, kur dar buvo leistina norma, ten iki neatsimenu, ten 10 mW į kvadratinį centimetrą. Čia, kur telekomunikacijų tos antenos skleidžia. Nu ir pasimatavau, aš ten turėjau sertifikuotą tokį įrenginį, pasimatavau, 10 mikrovatų buvo leistina norma. Nu ir va čia va, kambarį 15. Nu ir jeigu viršyje va tas 10 norma, tai negalima ilgiau kaip ten 20 minučių išbūti. Gali sukelti ten visokius tokius. Tai čia va video dariau balandžio 13 23 metų balandžio. Sausis, vasaris, kovas, balandis. Balandžio 13 padariau šitą. Tai čia kambarį, čia minimaliai kur rodė. O va pavyzdžiui balkone, nu tai jau rodė 53 ir visur stabiliai. Nu tai žodžiu, tada aš pradėjau aktyviai informuoti gyventojus aplinkui, nes aš tai čia tik buvau nesenai grįžęs. Pradėjau informuoti gyventojus apie šitą visą nesąmonę, kad taip yra jau ant laiptinių va. Nu va čia parašęs tokius skelbimus buvau, prikabinau ant laiptinių. 4.4. Va, trata. Nu ir žodžiu, paskui man skambina iš sveikatos ten to, sako, ką tu čia darai, čia tai tada. Nu ir kaip va atitikimas 4.4. 5.4. pradėjo bylą vaikų teisės ir 6.1. jau vaikai buvo, žodžiu, per mėnesį. Buvo 3 teismo posėdžiai, apie kuriuos nieko nežinojom, nedalyvavom, bet viskas gavo leidimą, kurio negalėjo išduoti, bet išdavė. Paskui bylos numeris ne tas, paskui visa tai bus pateikta išsamei su dokumentiniais kadrais, su visais tais dalykais šitam filme. Toliau visi žinot, kaip ten buvo. Ir prasidėjo va tokie va. Sako, visi šitie specialistai čia yra Kauno paslaugų centro darbuotojas, Plikis tas, mačiau čia nesenai kieme, sakė nesisveikint su manim. Paskui čia yra nekilnojamo turto darbuotoja, kuri išėjo iš darbo. Šitas yra Marius kažkoks iš vaikų teisių ir šita višta. Dar jinai dirba, va, mačiau nesenai užvakar. Dar mačiau dirba vaikų teisėse Kaune. Buvau nuvažiavęs pateikti dokumentą. Labai jau jie tenai net neįsileidžia, ten baisu, žodžiu. Tai dar jinai dirba kol kas. Tai va, tai atėjo, va, jie mano, nemano, žodžiu, šitą visą istoriją. Medikai visi atėjo, pamanė, numanė, sumanė, tai paskui žurnalistai. O dar va paklausti norėjau, o kodėl jūs visą laiką iš pavyzdžiui, medžiagos iškerpat dalį medžiagos, kuri yra tokia nuoširdi ir tikra, ir jos nepaskelbė, o paskelbė tik tai tas, kas yra prieš mus?
Nu, kaip jau visi turbūt pastebėtų, va čia paskutiniu metu irgi mačiau publikaciją, kaip kažkoks tai tenai, kažkoks tai ten docentas, mokslininkas, kažkoks veikėjas ten kovo 11-osios išplėšė, sudraskė tenai, suspardė ten Lietuva lietuviams plakatą, nei viena žiniasklaida apie tai nerašė. Tai, tai žodžiu, visi žinom, kaip vyksta tas informacijos trigerinimas, ką reikia jie, kaip aš iš praktikos irgi pastebėjau, jie turi sutartis, savivaldybės ten ir visokios biudžetinės įstaigos turi tam lėšas, kad skelbtų ten ir pavyzdžiui, sugalvoja apie kažką, parašo straipsnį, turiu šitą visą informaciją, parašo straipsnį ir visos sutartys pasirašusios žiniasklaidos priemonės turi tai publikuoti. Tai faktas. Nu ir vat ir gaunasi ir publikuoja savaitę, dvi ten ir žodžiu, žmonės kaip yra, kai aš mokinausi vokiečių kalbą Vokietijai, kursus, kai jau, kaip sako, žmogui kartok 100 kartų tą patį, jis jam be pastangų tai įkals į galvą, tai todėl namuose televizoriaus nenaudojam, nes pas daug ką namuose būna įjungtas fonas, ten kalba, tipo nežiūriu, bet net nesuvokia, kad jam į pasąmonę kalama ta visokia nesąmonė. Tai va taip reklamos veikia ir visa kita, bet tai čia atskira tema. Dabar va čia tokie įdomus fragmentai, kurių gal nebuvau kažkur viešinės ar kažką. Čia labai įdomus tas gyvatės tos lapės, snapės pasisakymas, kaip tipo vaikai buvo čia, kaip čia jos pagavom prie sienos, tai jie ramiai atsisveikino, tipo kaip niekur nieko, čia vos ne, tipo kaip net ne su tėvais, kaip su pažįstamais atsisveikino savo, nu, vat paklausykit, kaip jinai čia, ai dar tiesa va Klaipėdoj, kai buvo tas įvykis. Tai viskas, ką sužinojau, tai ten tą vieną vištą atleido iš darbo, o už tai, kad buvo dokumentų klastojimai, vaiko pagrobimas, tai yra teisėta, normalu, niekas atsakomybės neneš, čia nekelk bangų ir viskas gerai, žodžiu, galima taip daryti, taip išeina. Nu ir va čia šiaip tarp kitko toksai. Tai ypač mažiukams, jūs sakėt, kad incidentų nebuvo, tai ar tai reiškia, kad vaikai, na, jie suprato, kad čia nieko blogo, ar kaip, man sunku įsivaizduoti, kaip vaikai galėjo ramiai reaguoti tokioje situacijoje. Nu, turbūt sunku būtų labai vertinti išsamei, bet vaikai pagal esamą situaciją, kalbėjimą, susitarimą, tai buvo priimti, su vaikais atsisveikino, vaikai taip pat ramiai atsisveikino. Vaikai ramiai atsisveikino, atėjo, o kad ten depresija buvo, čiut ne 3 valandas reikėjo, ten slėpėsi po baldais, įsikabinė į kojas. Ramiai, čia ramiai, čia viskas gerai. Tai vat šitus visus dalykus, tos išgyvenimus, tos tokius faktinės aplinkybės, kurių nieks nieko, tai tam filme galvojam visą tai išdėlioti, vat, kad žmonės suprastų, kaip vat yra televizoriaus tiesa ir kokia yra realybė ir kaip jinai skiriasi iš tų visų pusių. Ir vat kaip bando prisišpakliavus kažkokią artistę, konkrečią artistę, nes jinai vaidina, kad jinai čia va, ble, bu, viskas ten be. Jo, ir tėvai atsisveikino. Tie momentai nėra visai paprasti, nes kelios savaitės vaikams buvo nepaprastos, pilnos išgyvenimų. Nu ir paskui čia dar tokių visokių įvykių, kaip dalyvavau dėl savo patvirtinimo čia apie tos rinkimų, tos cirkus, kai čia buvo cirkai rinkimai, čia tipo buvo. Tai irgi, kad savo įsitvirtinti buvau užkėlęs tokį pabandymą, nuėjau į banką, sakau, noriu atsidaryti rinkiminę sąskaitą, eisiu savarankiškai. Apie tai irgi pateiksiu, kaip bankas gali tiesiog tau iš lempos pasakyti, ne, mes nepatvirtinsim ir
ta prasme, bankai reguliuoja kaip filtras, kas gali eiti, kas negali eiti, nes į VRK tu negali pateikti kandidatūros, jeigu tu neturi sąskaitos. Tai, o bankas tau gali atpiskę parašyti tiesiog, visa tai irgi yra ir dokumentuota, ir filmuota. Tai žodžiu, čia abstrakčiai, kas tame visame buvo, tai čia vat irgi toks įdomus pokalbis buvo. Dabar numatėm, tai užplombavom su parašais ir lapu. Bet tai dar nėra vienai pusė. Nes gavom taip iš rinkimų. Ai, ne, jums nesuteikė priemonės apsaugos dėžių. Nesuteikė. Ta prasme, neturiu iš kur tavo paimti. Žodžiu, situacija tokia, yra balsavimo dėžė, susiklijuoja pagal instrukciją, yra vadovėlis, kaip užplombuoti iš 2 pusių. Čia ant dėžės buvo tik ant vienos pusės ir jinai teigia, kad, jai nesuteikė niekas ten tų. Žodžiu, kai jau norėjau tą dėžę nufilmuoti, tai tenai vėl buvo visokių kitokių dalykų. Neesmė, tai čia toks vienas irgi įdomus variantas. Ten apie tai irgi bus išsamei viskas, kaip vyko. Lapų turim. Tai dar reikia vieną plombą uždėti. Ant tos kitos pusės? Taip. O čia vat yra pliomba. Taip ją gali atidaryti. Pažiūrėk, va. Bliombos nėra. Tai esmė, nusėmė šniurelius, atsidarai dugną, padarai, ką tau ten reikia, gal įkiši šniurelius, nereikia čia didelio išradimo, kad suprasti tokius dalykus, tai va čia yra tokie, taip vadinami rinkimai ir čia man tai, aš tai iš vis netikiu, aš kiek suprantu, čia iš vis yra, nori tikėk, nori netikėk, jeigu tu tiki, kad čia yra tikrai, tada tu tikėk, aš tai pavyzdžiui, man tai čia yra, žodžiu, tai va tokie dalykai čia yra. Ir galiausiai tai vat esminis dalykas čia yra, kaip sakyt, filmo scenarijaus dalis. Čia yra baudžiamosios bylos tos pagrobėjimo, persekiojimo 9 tomai. Tai buvau nustebęs šiais metais nuėjęs į teismą. Ten rašėm, Rimas padėjo Andrikis parašė jisai iš tikrųjų, aš ėjau rinkau medžiagą, o jisai rašė, dėliojo skundą, tai didelis dėkui Rimui, žodžiu, dėliojom, išsiuntėm ir norėjau pasiimti visą bylos medžiagą, ta prasme, kad turėti kaip dokumentą, tai sužinojau, kad bylos kopijos pabrango 3 kartus, tai buvo 7 centai, o dabar kainuoja 21 centas. Ir viskas, tai reiškia, kad mano planai nelabai gali, negaliu sau leisti trigubai, čia lapų daug, 9 tomai, tai todėl įdėjau paramos aukos, čia tą tokį lipduką, jeigu kas galite, tai galite prisidėti prie šito viso dalyko, taip pat kreipsiuosi ir į rėmėjus, nes pats filmas iš savęs irgi nepasidarys, tai reikės ir transporto, ir drabužių, ir visokių ten kitokių dalykų, ir kamerų, ir jeigu jau jūs esat kažkur iš šitos temos, kad kažką kažkur kažkaip, tai galite rašyti čia komentarą ar paskambyti tiesiog man, aš galiu numerį palikti apačioj, pasidėliosim, o šitam būtent kanale tai dėliosiu visą procesą, kaip ieškosim rėmėjų, kaip
aktorius, čia scenarius darysim, tai bus įdomus toksai, įdomus siužetai tokie įdomus ir galiausiai iki pagrindinio produkto. Knygą galvojau rašyti, bet knygų dabar nelabai kas skaito, ypač jaunimas. Tai nusprendžiau ant filmo pereit ir taip galvoju, kad auditoriją daugiau bus galima pasiekti, todėl visus paprašysiu šitą video paplatinti, kam nesunku, kam sunku, neplatinkit, bet pasidalinti ir prisirinkti, čia kam aktualu iš tikrųjų, negali čia pripiršti, nepripiršti kažko tai kam aktualu, tos žinios tokios, ta patirtis, ta istorija kokia buvo, tai manau, kad galite rekomenduoti visiems pasiekti, nes būtent padariau atskirą tokį bloką, čia dėsim viską, kas susijęs su šitų filmų ir su ta visa nesąmonė, jinai dar kaip ir nelabai baigėsi, dabar baiginėjom ieškinį pateikinėti, tai va, ir visa tai bus nuo to, kaip mes nuo Vokietijos atvažiavimo ir iki šios dienos ir po šios dienos, kaip toliau viskas tęsiasi iki to, tai čia medžiagos labai daug pririnkta. Ką čia dar norėjau pasakyti, tai šitas čia scenarius, galima sakyti, surašytas, ten labai įdomių dalykų yra, kaip persekiojo, kaip telefonus klausėsi, kaip sekė, filmavo, naudojo ten visokius dalykus, labai įdomu, kaip kokiam detektyviniam filme, tik tai, kad čia reali istorija, visiems žinoma, kad čia ne feikas ir tai yra faktai. Tai tiesiog va taip va. Ir dabar dar ką čia dar. Tai va tose kitose epizoduose bandysime atskleisti, nuo ko viskas prasidėjo, kokie buvo įvykiai, sprendimai institucijų pusėje, kaip mes reagavome, ką sužinojome. Vėliau pereisime prie scenarijaus kūrimo, filmavimo, pasiruošimo ir galiausiai filmavimo scenų. Jeigu jūs domina dokumentiniai projektai, filmai ar teisės temos, prenumeruokite šį kanalą, rašykite komentarus, dalinkite savo nuomonę, pasidalinkite video, jūsų palaikymas mums labai svarbus, nes visą šį projektą rodysiu viešai ir noriu, kad žmonės pamatytų tikrą istoriją. Kitame epizode pradėsime nuo istorijos tyrimo, bandysime suprasti, nuo ko viskas prasidėjo iki kito epizodo ir nepamirškite prenumeruoti kanalo, kad liktumėte kartu su projektu. Tai čia aš pasirašęs tokį, buvau perskaičiau, jau čia jaučiasi, ne? Ir tokį šabloniuką, kaip ir visi raštelius pasirašo, tai aš irgi tokį pasirašiau. Naudoju technologijas, būna Groka, būna ChatGPT, turiu dar lokalų pasirašęs. Jeigu internetas dingtų, dirbtinį intelektą, bandau treniruoti dokumentam rengti, tai sudėtingas darbas, bet daug kas su jo nevertina, bet daugam padedu būtent taip. Irgi skiriu tam laiko, bet dabar va tokie dalykai, tai manau šio video pasakiau viską, ką norėjau ir šiam kanale, tai konkrečiai bus susijęs su tuo ir viskas, tai tiek, ką norėjau pasakyti apie filmo kūrimą ir viską pasakiau, manau. Jeigu turite klausimų, tai būtinai rašykite komentarus, dėkite laikus, jeigu palaikote idėją. Buvo toksai Rusijoje filmas Brat 2, kaip žinot, irgi ten jo nieks nepalaikė, jokios valdiškos institucijos, bet tapo pats, kaip čia, tautos filmas buvo, taip jis įvardytas. Turiu kažkur net dokumentinį ten žiūrėjau, kaip jie ten įstatė, ten iš vis daug kas atsisakė, ten taip toliau, bet gavosi labai gerai, nes jisai buvo tikras filmas.
nekomercinis ten koksai. Tai tikiuosi jisai šitas irgi bus ne ką blogesnis. Tai tiek. Iki. Dėkui visiems, kas padėjot. Dėkui iš karto, kas tą auką gali čia įmesti, nes trūksta, čia reikės reikalų. Ir visi, kas prisidėsit konkrečiai nuo šios dienos šiam projekte, visų vardus su jūsų sutikimu aš gale filmo ar kiekvieno filmo gale įdėsiu kaip žmonės, kurie prisidėjo prie šito filmo kūrimo. O kad firmos galėtų remti, tai mes turim minti daryti fondą, bet mūsų registrų centras iš vis nelabai nori registruoti, mes čia ir asociaciją baigiam, norėjom registruoti, tai norėjau dokumentus atimti, sunaikinti, žodžiu, apie tai irgi viskas bus. Viskas čia labai įdomu ir manau, kad visiems bus malonu žiūrėti tokį filmą ir matyti realią istoriją, iš to pasimokyti ir nedaryti visokių nesąmoningų klaidų, kurios čia pas mus šitoj komerciniai dabar, komerciniai platumoj, kai yra tik tai vartotojai, klientai, kur benueisi, piliečių jau net nebeliko. Tai reikia visą šitą žmonėm suprasti ir tada manau, kad galima kažkaip bandyti išsispręsti ir atsistatyti tą visą sistemą, kuri yra šiaip gera, bet yra tokių viršijimų įgaliojimų, kur nenori, ką nori tą tyria, ką nori tą netyria. Čia taip pavyzdys Epšteino tie failai visokie, kompromatai, kodėlgi ne pastatyti tos, ant kurių turi kompromatą ir tu juos valdysi taip, kaip tu nori, be jokių pretenzijų. Tai yra tokios galimybės, tikimybės, teorijos ir visa kita. Tai tiek norėjau šiandien pranešti ir tiek. Tai laukite sekančios serijos. Viso.